Sveiki visi. Šiandien susitinkime Farming Simulator 22, 5 epizode. Ir ką? Užklupo lietutis, bet darbus tęsti reikia. Taip, žodžiu, ką padariau už kadro, tai pasisėjau pirmą lauką, užaugo 28 laukas, pasisėjau 30-31 lauką, nusikūliau užaugusi šitą 10 lauką. Kas dar buvo iš tikrųjų, tai buvo Džonis, gera akcija iškrito labai, ten už 50 000 paėmėm, tai pardaviau visus grūdus ten kitus, kur turėjau dar likučius, ir šiek tiek paskolėlės pasėmiau, bet praktiškai net nelabai reikėjo, nes pardaviau masėjuką mažai ir praktiškai į to vietą išėjo šitas. Šitas Džonis išėjo ir jo. Bet, žodžiu, dabar nežinau, kaip reikės nusikalkint, nes dabar įmetu šiek tiek ką dariau už kadro, tai... Tai va, matot, prasivežiau kalkės, reikia nusikalkint, nusirinkau akmenis iš to lauko, tą turiu išsinuomojęs. Kultivatorių pardaviau savo seną ir nusipirkau naują lėkštas naujas, nes prie to traktoriaus, kadangi reikia dirbti daugiau. Bet šlapia, tai žinokit, yra konkrečiai. Aš dabar galvoju, kad aš galvoju, ar su Džionium gal kalkės barstyti reikia, nes šitam laukui reikia kalkių, bet su bileriu tai iš vis neina pavažiuoti. Tiek pralyjo. Žiauriai yra pralyja ir neina iš vis važiuot. Tai nežinau, kad ir labai mažas kratytuvas, bet kabinsim jaučiu ant to bilerio. Nes šiaip užtektų ir to, jeigu sausa būtų, bet iš vis nelipau, čia maksas. Dar ką nusipirkau, iš kaimyno priekabos nupirkau. Sutarėm, aš ten jam biškį pašarų padarysiu dar, tai ir abidvi priekabas atidavė už 10 000. Ir kadangi tos priekabos ten ir su bortais pas jį buvo, tai jis atidavė visus bortus. Tai pasidariau, susirinkau dabar grūdavim vežti. Žodžiu, reikia parsivaryti kombainą. Dabar nekulsim, nes vis tiek lyja. Kažkiek prikūlėm. Kombainas geriau brenda. Sunkus yra, matai vis tiek, ta pliurzė. Pliurzė, matyti, jisai praspaudžia. Tai, žodžiu, jo, dabar ką mums reikia pasidaryti, man reikia man, žodžiu, nusikalkinti laukus. Kombainas tai lieka čia dabar. Jo, tada kabinam ant šito barstytuvą, gal geriau lips. Nes, sakau, dabar tai pralyjo, kad baisu. O, žiūrėkit, ir nustojo lyt kaip tik. Laukti, mes turim čia, žiūrėkit, mes turim prie barstytuvo kablį, mes galim parsitempto prie kabikę arčiau laukų. Dabar jau biškį prasiausės galbūt ir žodžiu, jo, dar gyvulius reiks paskui pasišert. Ai, dar plūgą jo turiu pasiėmęs už tą patį, kur paraminį, tai ir plūgą prie Džionio pasiėmiau, nes vis tiek, jeigu imi ir plūgą ir viską įmom, tada daugiau įmom ir nesukom galvos, prisipildom kalkių. Šiaip galim užkabinti Džioniui plūgą, nes vis tiek reikia apsiart. Užkabinsim Džioniui plūgą, pažiūrėsim, čia arsis, nesiars. Jis sušlapia, tai smarkiai yra. Tai va, bet šitas Džionis jo yra kažkur apie 200 arklių. Tai 8-tukas senas, bet patikimas. Tai buvo dar ir fendo akcija, bet jau fendas kainavo daug. Ten buvo apie 300 arklių fendukas iš modų, bet kainavo 105 štukų jau vietas. Tai nesakau, man dabar užteks pilnai šitokio. Nes nu jau ten tiek negalėjau sau leisti, bet va šitas kaip į Masėjaus vietą, galingas traktoriukas. Abejoju, mes čia parsim. Labai abejoju. Gal kaip nors apsiars. Žodžiu, mes bandom kalkint.
kaip ir nubarstėm jau, nukalkinom. Darbuotojas žiūri, tai su džundiru į sieną bandė lipti, tai gausim ir pats biškį jaučiu padėsim paart, nes ne pats. Gerai, tas nusikalkino. Jo, dar nesakiau turbūt, kad ten dar tą lauką, tą pievą išsėriau. Tik rulonus nesusirinkau, tik į kampus suvežiau. Priekabus laisvus neturėjau. Tai išvariau iš šonus. Ten su mažiuku to mūsų pakrovėjų ir palikau. Gerai, kalkės būtų gerai bent kažkiek po stolų pavaryti. Tai jeigu drūką vėl lyti. Gerai, dabar paliekam čia. Jo, į sieną lipa jisai čia konkrečiai. Jo, šiaip tai 5 korpusus traukia. Ir turėtų traukti, šitų nesakau, juk aš ardau su Puma 160. Tai 5 korpusus vartomą traukdavo Kvernelandą. Tai traukė ir šitą čia. Tai plaukia šis mūsų plūgas, bet čia aišku apžėlės šitas moliais visokiais, matyt nebeina. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų biškį, galvoju, pinigėlių dar padaryti. Tai galvoju, reikės, jeigu išeisim 25 farmingą, mums reikia vis tiek tada kažkaip buliukus parsiduot. Turėsime jau kokiom sąlygom gausim, kiek pinigo, tiek turėsim pasilikti, kaip sakant. Nes, nepaliks iki jų, į kitą ūkį nepersiveši, kaip sakant. Kai jau keičiasi platforma, jau sudėtingiau yra ne viską persigabint. Nes ten bus vis tiek viskas nuo nulio, šiaip tai sakau, jo su kiekvieną dieną atrodo vis labiau laukiu. Vis labiau noris išmėgint. Jau tų gameplay'ų esu šiek tiek matęs, aišku, tai įdomi, atrodo tikrai įdomi. Ir žiūrėsim tik kaip ten seksis viskas. Kaip ten su visais, ar nieko glitchų nėra, šiaip lygtais dar ten nemačiau dar kažką, kad nebugintus. Bet aišku, pradžioje, kai išleidžiant masim, tas man tų bandymų, tai viskas įmanoma, kad visko gali būt. Bet, žodžiu. Žiūrėsim. Tikėkimės, geras produktas bus. Aš šiaip niekada farmingais taip baisiai nepasišėka ten su kažkokia. Tai turbūt nieko blogo nebus. Ką čia dar įmetė steirą? Tai vat aš 220 nupirkau džundyrą pigiau negu vat šitas, pavyzdžiui, 105. Šis skutikas, kombaino kederį turim didesnį. Ką tik dingo jo frontalinis. Bet jo. Žinot, ką mums reikia pažiūrėti. 5-6. Produktyvumas yra dar. Dar jie valgo. Šiaip reiktų dar jos bent biškį paauginti. Kad mums didesnis vis tiek būtų. Padarom taip. Ir prasuksim šiek tiek laiką. Dabar kolarsim, nes mums reikia išgauti didžiausią pelną. Šiaip aš nebėnant, ką galvoju, blogai padariau, kad šitą akmenų rinkimo mašiną, taigi aš esu išsinuomojęs, man pinigai tai kapsi. Ties, plokį lūšiną galim nupirkt. 60 tūkstančiai brangu labai. Neapsimoka. Tegul. Išsinuomosim vėliau, kai vat reikia šitą lauką nusirinkti visą, ten tiem kitom laukom nebereikė, nes nusirinkęs buvau. Tai jo. Tai va čia nuoma tikrai geras dalykas yra. Nes vien tik pirk, pavyzdžiui, va tokius įrankius, ir dar kartą pavyzdžiui, nusipirkau, bet va kiek tai reikėjo. Tai čia galėjau dabar dar užsivežti ir mišlų, bet jau kadangi kalpį užvariau, tai tiek jau to. Plius tų mėšlų aš ten nieko neturiu. Truputėlį jie neapsisuka, pavyzdžiui, vat mane tas tai, aišku, čia ne originalus mepas, čia galbūt ir galima suprast, bet bet čia su cosplay'am iš tikrųjų reikia čia viską daryti. Nes su cosplay'us ten biškį vis tiek eina apibriežti laukus ir vėl lyg pradėjo. Nieko gero iš to lietaus iš tikrųjų man vairas nesisuka.
Vėl nebe į Spartą. Bet jau toks šakų. Rudenėlis toksai. Ir jau ką padarysim. Bet apsiartis tai kažkaip mums reikia, nes mums reikia pasisodinti. Tai, nežinau, žiūrėsim iš tikrųjų, galbūt, jeigu ką, vat, įdarbinsim savo traktoriuką ant nuomos, nu, tavarsime, eisim kažkokius darbus daryt. Ai, dar vienas naujas dalykas, iš tikrųjų, gal anksčiau nebuvau matęs, tai, kad 25 farminge eis su NPC šnekėt kai kuriais. Tai, nu, dabar esmė tais, kur čia vaikšto didesni žmogeliukai ir ten kažką, ten jie lyg tai kažkokius patarimus duos ar kažką tokio. Tai gal visai įdomu bus pamėginti kažkokias istorijas ten apie savo ūkininkavimą ten jį pasakoju. Arba tų nebeturiu jaučiu. Jo. Tų gardukų. Ne, aš kaip matau su tavim, tai čia yra nesąmonė, jis išvažiavo iš visą lauką. Ant šito esu labai piktas, labai nervas ima man. Kodėl jie taip nedirba normaliai. Nu, va, taip ir yra, neįsirašiau cosplay'aus, bet jau biškai esu net primiršęs, kaip su cosplay'om dirb iš tikrųjų. Ne tik, kaip primiršęs, kiek jau pasikeitė yra. Tai, žodžiu, dabar reikia nuvaryti kombainą, tai pula jisai toliau. Nes yra čia ką pult. Dirbs ir nedirbs, aš nesuprantu. Nu, šis reikia iš ten parduotuvės važiuot. Lop, čia. Ganėtinai lygus laukas atrodo. Gerai, tas kuls normaliai tikėkimės. Nu, turėtų šių gal negi dabar į pabrangt mūsų tie buliukai. Po šiąnakt dienos. Po šiandienos paros. Kaip ryšas liežuvis iš tikrųjų. Viskas maišus atrodo. Gerai, kabinam mikserį. Greitai, žodžiu, pasišeriu ir lieksim į kitą darbų galbūt paieškot, kad būtų kažką nemonotoniško paveikti. Padėti kaimynam galbūt kažką reikės. Dar vieną mėnesiuką jaučiu paauginsim. Kažkoks turėtų būti apie 1000 eurų už gyvuliuką, gal netgi 2, pažiūrėsim kaip čia gausis. Ir jo, iš tikrųjų ir ką pastebėjau, kad loju vieną darbą dar, kurį noriu pamėginti iš tikrųjų, kur nieko nedarydavau su to niekada. Tai jis esu mėginęs. Žinot, ko nesu. Vilnos auginęs. Čia labai mažas yra. Bet Imam, pamėginsim kaip ten reikia. O čia tai mašinka. Nesu net nei pirkęs, nei kartų net dirbęs su vilna. Tai su medvilne, kaip čia pasakyti. Tik žinot, ką man reikia kažkaip, kadangi šūda mali, priekabas dabar nutempsi. Nes kaip matau, tau su tuo arimu Vladikai nebedirbsi tu čia. Gerai, atsidarom vartus, nuvarom pas kombainą ir varysim pamėginti vilną. Vėl ne vilną, medvilnę. Reikia mums pamėginti nuimti medvilnės derlių. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Niekad nesu bandęs.
Tai bus matyt. Iš tikrųjų ten atskira labai šaka tokia yra nuo viso to tokio standartinio ūkininkavimo. Mūsų Europoje dėl jau nėra paplitę tokių. Dėl kažkaip aš niekada ir nebandydavau. Nors gal senai kažkada esu ir bandys, bet abejoju. Man atrodo, kad vis tiek čia reikės dabar šmėginti. Labai daug iš tikrųjų žolių yra, nenupurškiau. Tai gal dėl to biškį ir gailiuosi, nes, na, galbūt derlius ir sumažės konkrečiai. Nuo žolių vis tiek. Žolės atima maistingas medžiagas nuo grūdo. Tai čia out yra rimtinas aibins. Aš tiek prisisėjęs visko. Pačiam jau maišus. Dėl to sakiau, kad spilsiu autą. Jo. Tai va. Žodžiu, žiauriai sumaišiau. Gerai, mums dabar reikia kokį lauką daryti. Kontraktui... 41. Laukas. 41. Sko, nes pas mums Europoje, tokių, nėra. Net čia iš viso jau tik Amerikoje ir te augina tą medvilnę gal. Nursime ten tam žemynė. Galbūt kažkur. Nes pas mumis jau net sąlygų nėra jam. Kad medvilnė gerai augtų. Arba tiesiog kažką nežinau, čia galimas variantas. Ai, tai jis tiesiog nurinkinėja. Jo. Jis taip iššukuoja marytą vilną ir jis tai augaliukai taip augalinės liekanos tai lieka. Va šitą darbą gal nepaėmiau ne dėl uždarbį, nes uždirbti galėjom tikrai daugiau. Bet sakau, norisi dar pamėginti. Ir kaip iš čia išmes. Aišku, sakau, ten kitos gameplayus gal esu matęs, bet pats principas, kaip iš kučių parsiduoda kažkur vis tiek. Mes sukvešim kažkur, nes mums pasakė, kad reikės nuvažiuoti. Šiaip ką pastebėjau, kad labai gerai sukas. Prasme, jisai iš 6 metrų, iš savo zonos, iš to, iš šalimos pardalgės apsisuka iškart į kitą. Matyt, labai gerai išsisuka ratai jam. Ir labai gražiai išsuka. Tai gerai, nereikia stumdyti, jau reiškia, yra praktiškas daiktas. Tai tokių tie aparatų, žinau, 2 yra keisas šitas ir yra John Deere'as, bet John Deere'as yra dvigubai brangesnis. Ten jaučiu tiesiog ta dėžė didesnė ir platesnis turbūt. Greičiausiai pats kederis, ta prasme, dirbimo tų juostelių. Principas, kaip matau, jie siejas vadinas kaip kukurūzai, eilėm. Eilutėm, tai... Žiūrim, sukamės. O, ir iš karto jisai praktiškai mums į tas pačias ir įvažiuoja. Tai labai geras dalykas, kad sukas prie pat. Так, секунду, dabar kad iškraut, ką reikia palaukti spaust. Unload. O, kaip išsiverčia. Vilnos gabaliukas. Transporterį išvažiuoja viskas. Sulankstam, paliekam. Dabar tik kaip tas pasikrovimas, ar čia privažiavus pats paims. Suprantu, reikia galų privažiuoti. Jis pats įsikrauna. Panašu, kad ne. Ne, vis tik kažkaip turėtų verstis. Ai, su buraidė, o. O. Įsikraunam.
Ir kur mums reikia nuvežti? Į spinnerį. Žodžiu, jo, dar pakreikiau šiek tiek juos. Čia mėšlą dabar tik neturiu su kokį kaušu išsistumdyt. Žodžiu, mums reikia vis tiek, jo, to kaušo būtent nepajamų. Aš kai atsimenu, turėjau nusipirkęs jį, kai monetūškę turėjau. Tai aš manau, kad mums kažkaip reikia dabar patobulinti ūkį. Ir įtariu, kad visai reikės išsivežti kanolą mūsų. Tarsi tą autą viską išsivežti. Kad galėtumėm galbūt nusipirkti ir tą jau būtent šokį krautuvą geresnį. Nes šiaip dar turim šienų ten. Viską reikės tiek susikrauti, šiaip tas ir mažiukas ten gerai į fermą įlenda, bet didelio nieko negalim dėti, nes neįlysim paskui. Paliekam kombainą piltis, trąšos laibūną ir šėrimas laibūną. Bet žodžiu, vis tiek mes buliukus dabar parduosim, nes yra kaina nebloga gal visai. Tik aš nežinau, ar juos reikia išvežti mum, ar čia įmanoma yra parduoti. Tak, pabandom. Ai, eina. Sell. Va. Ir mūsų banda parduota yra. Bet kadangi vis tiek jaučiu, kad neliktų nei čiučiut, kaip sakant, neliktų mums tuščia. Biškį pasiskolinsim pinigėlio. Nežinau, kaip pasiimti, va čia reikia, mums reikės krautuvą, tai galim daugiau pasiimti. Pasiemam ir nusipirksim melžimų jaučiu. Karvių, aš taip gal. Persiorientavimą iš mėsinio pagrindė ūkio į pieninį ūkį. Ir kaip čia dar? Limuzinus. Tuos. Galbūt kokius. Kiek mums čia reikia, tai jau. Da 5 paėmam. Ar eina čia jų dar ir jų daug nupirkt. Jaučiu, nusipirkam dar 60 mažų. Mums dar ir darom iš tikrųjų telpa. Tai dar galbūt dar karvių pasiimsim. Kažkaip netikėtai šitam video labai daug atrodo bardako, bet turim 90 melžimų karvių ir 60 buliukų. Įsivaizduojat. Bet įsivaizduojat, kiek mums reiks prišert dabar, kiek mums reikės pašaro. Persidarysim ant paprasto. Labai mums čia brangiai gavus. Brangi pamoka tokia. Tai žodžiu, bet mes dabar, kadangi vis tiek, nu, mes skaičiuojame, investuojam labai daug, bet mums reikės vis tiek, kad atsipirktų kukurūzai. Iš tikrųjų, nežinau, gal kukurūzus pačiam tada pasisėti kokį lauką. Pavyzdžiui, kad pigiau gautis, negu man vėl visą lauką pirkti. Logiškai mąstant pigiau. Vis tiek čia galim savo visus pirmą parsiduoti. Visus absoliučiai tos visus kultūras, kokias turim. Jo. Mes jų turim kaip ir nemažai. Gerai, customize. Atgal standartą užmetam. Aš jau tiesiog nesupratau kažkaip kaip ten junginėti jį. Ir greičiausiai viskas normaliai buvo su tentu krautuvu. Žodžiu, mums reikia visą šitą. Iš
Nežinau, ar mums eis tiesiog įvežt, pavyzdžiui, šis yra kaip nesumaišyta. Jo, šis žolėtas. Mums turėtų eiti ir vien tik žolę nuvežt. Nes čia įmaišyta yra. Kažin, tiesiog čia gali mikserį supilti ir viskas ir toliau maišysim. Jau čia logiškiau bus, nes našiau yra mum vis tiek mišinį. Gerai, išsivarom Belarusą. Jau labai daug gyvulių turim dabar. Mėšlus reikia išsistumt, reikės vėl mėšlus paskui kratyt. Ai. Kiek mums čia visko reikės dabar plėst. Visko daryt. Nu, bet kaip sakant, daugiau dirbom. Tikėkimės, kad daugiau ir išdirbsim. Turbūt tai bus. Dar susimaišysim iš karto, aišku. Aš žinau, kad nepasiėmiau šakių. Jokių. Jokių šakių neturiu. O, kaip blogai biškį yra. Neturiu kaip pakabint. Aš nežinau, pažiūrėjau, eina tos siūlusus gal kažkaip išardyt, kad maint plevelę, tai žinau, kad eina. Lampas eina negali. Aš tik neįminėjau plevelės. Galim pamėginti iš tikrųjų su tuo. Mūsų kaušas tai labai nemažas yra. Bet aš nežinau jo, ar eina taip paimt. Greičiausiai neina. Vat irgi farmingo logika, ne? Jo, čia yra farmingo logika. Šiaip turim ten tas šakės, tom šakim galim. Galėsim pamėginti. Dabar susirinkam mėšlą, turim galėtume nemažai. Reikia išvalyti, sustumsim šičia. Va, turime 90 melžimų, 60 mėsinių. Tada ką, nusipirkom priekabas, bet čia už kadro buvo padaryta. Kaimynu. Dar pasiėmėm. Ką aš dar šans? Ai, GCB-ką nusipirkom, rimtai, va. Nusipirkom GCB-ką, pardavėm ten tą. Masėjus dingo jau už kadro. Į pardavimus išėjo. Nes, nu tiesiog. O, su šituo jis labai gerai, šitas patogesnis kauštas iš tikrųjų. Tai jo, ir va taip ir tęsim savo bandos kūrimą. Laukų turim daug pasidarę. Sodinsim kurūzą. Galbūt netgi dar vieną epizodą spėsiu iškepti iš tikrųjų jau. Nežinau, dabar vis tiek esu taip užsivedęs tos epizodus gamint. Tai žiūrėsim. Galbūt ir visai nebloga idėja bus. Dar galim šiut leist. Gerai. Padedam. Vat, žinot, aš galiu šiaudų nepaimti. Vat, tų gali būti. Čia pasikabint. Nu jo. Čia mus senai tokia GCB-ką reikėjo iš tikrųjų, bet vis tiek finansai. Dabar irgi per daug finansų neleidžia, bet jau privalėjom su parama eit, nes kitaip jau būtų nieko gero. Bet mums dar trūks žolės šiek tiek. Įsijungiam. Dar čiut to įleisim. Gerai, šiaudų ir dar šiek tiek šienuko. Ir jo, žodžiu, jo, kaip matot, aš tai darbus toliau tęsiu. Dabar šiek tiek laikai turiu ir už kadrą pažaidžiu, tai jo. Na, o turbūt šiam video tiek, jau manau taip užsivėlinau. Manau, kad kažkaip
kaip įtariu, bus ilgesnis video negu visi kiti, nes bent jau užsišneka, aišku, daug išsikarpa to video vis tiek. Tai jo, ką, ačiū, kad žiūrėjot šitą 5 epizodą. Susitiksime, tikiuosi, dar šitoj fermai ne kartą. Turbūt, nes vis dabar hypas užkilęs kurtais, kuo daugiau visko daryt, gamint ir taip toliau ir panašiai. Vėl man sustojot išpilimų, kaip man čia nepatinka. Arba aš čia vėl kažką, ne taip. Nu, left išpilimas, nu, kur yra. O. Radom. Nu ir va, jo, aš šeriu gyvulius toliau. O mes susitiksim sekančiam video. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir iki.